Čia yra darbas sukurtos 3 vilkės, bet jos turi tokį vieną pavadinimą Aš esu gamta. Tai vėlgi apie tai, kad kas yra žmogus ir šis kūrinys gimė iš, beskaitant Pinkolės Estės bėgančios su vilkais ir kad kiekvienoje moteryje gyvena ta laukinės, gyvena vilkės archetipas ir tas pirmapradė laukinė kaip ir moteris, ta, kaip gamtos ta dalis. Ir man vėlgi kaip ir Jungas apie tą archetipus kalba ir kaip Pinkolė Estės, jos ten daugiau tų mitų, kaip ir Ponia mirtis, irgi lygiai taip pat iš tos pačios knygos yra įkvėptas kūrinys apie tą cikliškumą, apie gimimą, mirtį ir vėl prisikėlimą. Tai vėlgi grįžtant prie tos Aš esu gamta, tai vėlgi tai apie moteris vilkės, bet jos skirtingas nuotaikas kuria. Ir čia vėlgi, aišku, turi savo istoriją ir kodėl aš tą tinklą panaudojau, tai tinklas turi irgi daug tą prasmių ir jisai ir kaip sugaunantis ir tarsi mus kažkur tai įtraukiantis arba suvaržantis. Tai va, tai čia tiesiog žaidžiu tais visais tokiais dalykais.